Anekdotą atsiuntė Vilius. Dėkui, Viliau. Ateina pas daktarą vyras su žmona. Nu, aišku, vyras džentelmenas, žmona pirmiau leidžia į apžiūrą. Pas daktarą žmona ateina, daktaras žiūri. Čia ko skundžiatės, ištyrė smegenų sutrenkimas ir 3 laipsnio nugaros nudegimas. Nu, blemba gerai. Moteris išeina, pasikviečia vyrą. Tas ateina, kelnį nusimauna, bibys sukramtytas visas, sukandžiotas. Daktaras sako, nu aš nesuprantu, sako, kaip čia šeimoje tokie dalykai gali įvykti, kaip čia kas buvo. Nu vyras sako, nu kaip buvo. Vakar, sako, paėmėm lembą, naktį taip gerai pasikapojom, atsikeliu ryte, žmona miega. Nu galvoju, jau čia padarysiu kokią staigmeną, pusryčius paruošiu. Nuvariau į virtuvę, pasimu keptuvę, čia tik užsimaišiau košytę, viską, blynus kepu. Girdžiu, žmona ateina. Ką tu žinai, viską žmona atėjo, vienu žodžiu, sako, pasilenkė man tik lyną opą ir atsidėkoja už tuos daromus pusryčius. Aš sako, blynus kepu, daktaras klauso, tai kaip, sako, o tai kas čia buvo? Nu, sako, man ten, aišku, dirba, atsiklaupus, sako, aš galvoju, ir aš paprikolinsiu, blėt. Blyną tik opciją praverčiau, pystų riebalų, sako, nugaros, karočiui visą nugarą nudegė bobai. Daktaras sako, o tai smegenų sutrenkimas nuo ko? Nu, blėt, sako, kai pradėjo kramtyti bybį, tai kaip į savo iškeptuvės per galvą, tai ką man daryt, blėt? Vaistinė 1 LT